Teismas į kalėjimą siunčia žinomą TikToko influencerį Eidvydą Kulišių, prisistatinėjantį Voveriuko pseudonimu. Vyras savo buvusiai draugiai siuntinėjo keiksmažodžiais persunktas grasinančias žinutės, kuriuose grasino ir žadėjo merginą subadyti. Ir nors interneto transliacijose vaidino didvyrį, policija viską prisipažino ir gailėjosi, tačiau teismo nesušvelnino. Labą vakarą, Chebrytė, labą vakarą, su gražia diena visus, su saulėta vieną dienikę, Voveriukas yra Klaipėdoje Melnragėje. Socialinio tinklo TikTok dugno pažiba Eidvydas Kulišius, prisistatantis Voveriuko pseudonimu, stojo prieš Klaipėdos teismą. Vyras kaltinamas grasinimu nužudyti, sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą bei terorizavimu. Kaltinimo pagrindu tapo štai šios Eidvydo siųstos balso žinutės savo buvusiai draugiai. Tu mirsi, atsimink, aš tave pribadysiu, pribadysiu, mirsiu, mirsiu tu. Ir tai dar toli gražu ne visi grasinimai. Aš tau pasakau vieną, įsimink šitą žinutę, gali nusifotkinti. Apšiksiu, apmyšiu, pribadysiu. Ir dar nufilmuosiu, kaip aš mižušiu, tavęs vaflisti kaip sperma, taškovio burną. Ir tokių balso žinučių bendra trukmė kone 14 minučių. Sunku net atrinkti sakinius, kur apart keiksmažodžių būtų dar kokių žodžių. Tu esi mano nuosavybė, su tam galiu daryti, ką noriu, eik tu tuos mentus dar kažkur lakstyk. Durnė tu, ką mentai pasakys, ką aš čia bijau, dar kažką eik tu, durnelė tu, niekur tu nedingsi. Tačiau policija tiktokeriui turėjo ką pasakyti. Po trumpo pokalbio Eidvydas atsidūrė teismo suole, savo kaltę pripažino ir gailėjosi, o internete toliau vaidino bebaimį. 3 mėnesius Šiauliuose, 3 mėnesius, karočią, aš gulėsiu sanatorijai, nes manęs nieks nesodinti net negali, nes net neįmanoma. Aš įsivalysiu organizmą, aš atsigausiu, aš būsiu gražus ir manęs. Esmas sako, manim pasitiks atvira zona, tai gali darbą turėti, aš galiu dirbti savaitėm. Manęs į tikrą zoną nieks nesodins. Vis tik tokios Voveriuko svajos neišsipildė. Klaipėdos apylinkės teismo nuosprendžiu kaltinamajam paskirta galutinė reali 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Netgi ir teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamasis nukentėjusiai siuntė grasinančio pobūdžio žinutes. Visos šios aplinkybės neigiamai charakterizuoja asmenį, rodo jo polinkį nusikalsti, daryti teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas. Taip pat tiktokeris savo buvusiai draugiai turi kompensuoti 500 eurų siekiančias advokato išlaidas ir sumokėti 8 000 neturtinės žalos. Kol kas pervedė tik 200 eurų. Jeigu mane Dievas taip nubaus, sakys praeiti šitą etapą, aš sakysiu, kad reiškia, man tai buvo lemta, bet išeisiu dar galingesnis. Eidvydas Kulišius įžeidinėjo ne tik savo buvusią draugę. Internete apstu jo žinučių ir kitiems socialinių tinklų vartotojams. Labą vakarą. Dar vienas video skirtas Sapriai. Sapri, žinai, kodėl tu nepataikai tualetus Serbijoje? Nes seniai tavo yra mažas, o ne taip įsireiškiau, tavo pimpaliuks yra mažas. Tačiau gatvėje, kaip ir teisme, už savo žodžius tenka atsakyti. Ranka normaliai, kad nieko. Šiandien nieko nešilbos. Voveriukui ir teismas skyrė maksimalią bausmę. Mat jis turi aibę įvairaus pobūdžio administracinių nusižengimų. Taip pat 2 kartus teistas už fizinio skausmo sukelimą ar sveikatos sutrikdymą bei svetimo turto sugadinimą. Už tai jam buvo skirtos baudos bei viešieji darbai. Dar viena byla už svetimo turto sugadinimą vis dar tęsiasi. Ir visiems gerą vakarą ir, kaip sakoma, geros meilės ir geros sveikatos. Čin, Chebrytė. Skaudi nelaimė Trakuose, Lukos ežere nuskendo paukštis.